Baigiam taisyti paskutinės rytojaus laikraščio klaidas. Mano akimis straipsniai bus labai įdomus ir aš manau, kad skaitytojai tikrai ras intriguojančių naujienų. Viena pagrindinių temų yra apie vienos mokyklos direktorių, kuris buvo sučiuptas neblaivus prie vairo. Per teisme direktorius teigia, kad kaltas ne jis, o burnos dantų skalavimo skystis. Aplankiau mokyklas, kuriuose vyksta neterminuotas mokytojų streikas. Pakalbėjau su streikuojančiais ir nestreikuojančiais mokytojais, su mokyklų administracija. Ir situacija rytoj laikraštyje. Įdomių temų turim apskritai iš teismų. Kaip Tauragės Kurjerio žurnalistai laimėjo bylą prieš vieną Vilniaus politiką. Labai įdomios yra kelionių tendencijos šios vasaros, kur tauragiškių akys krypsta renkantis atostogas. Be to laukia jūsų ir labai įdomi redakcijos vadovo Renaldo skiltis apie Tauragės valdžią ir įžvalgas. Ir dar viena labai intriguojanti naujiena apie vandens kainas. Pagaliau mes laukiam ir sulaukiam. Ir kokios tos kainos sužinosit atsivertę rytojaus Tauragės Kurjerio.